tos temos, kurios iš esmės man būna dažniausiai aktualios dabar, jos man nebuvo aktualios prieš daug metų, kai aš tik tais buvau pradėjusi gydyti nuo traumų, po smurto, po visų rūšių smurto. Ir jo. Natūralu turbūt yra tai, kad man vis daugiau temų išgijus, tai apie ką aš po daug metų kalbėsiu kažkam, vat tiems kažkokiems žmonėms, su kuriais aš bendravau, praeitie jiems nebus aktualu, bet tai ir yra žiauriai svarbus dalykas, tai parodo. Tai iš esmės parodo tai, kad aš iš tikrųjų judu labai tinkama linkme. Ir dažnai žmonės būtent dėl to sustoja, dėl tų kitų žmonių projekcijų, jog vat jeigu aš pakeisiu tą dar dalyką, tai taigi tų žmonių neliks mano gyvenime. Ir dažnai tai yra stabdis gyt nuo traumų. Nes iš esmės tai ir yra apie mūsų įpročius ir įsitikinimus, kurie formavosi smurtiniai aplinkoj, kur mes patyrėm kažkokį smurtą, kuris iš esmės mus traumavo. Aš būtent čia šneku apie psichologinį smurtą, kai jis įvyko vat tada tuo metu, kai žmogus patiria kažkokį tai iš smurto formų iš esmės. Tai tampa tada labai neveiksnių metodų išvis veikimo. Dėl to tai tiesiog neveikia. Tai veikia vat tuo metu, kai tu patiri smurtą, tie dalykai. Ir tai nepasakyčiau, kad yra kažkoks tai sveikas veikimo būdas kažkoks tai. Tačiau aš pastebėjau, kad kuo daugiau aš gydau savo traumas, to aš labiau pastebiu, kad kitiems žmonėms yra apie visą tai, ką aš iš esmės kalbu, atrodytų gana lengvai, paprastai ir panašiai. Taip lygtais atrodo. Kad tai man yra paprasta kažkaip tai. Bet aš manau, kad be kalbėjimo visų pirma su savim, o man tai yra kalbėjimas prieš kamerą, nes aš vis dėlto tam leidžiu tiesiog kažkokiam minčių
srautui kažkur būt paliktam. Kol kas man yra gana dar sunku kalbėti apie tai, kaip aš iš tam tikrų traumų išgyjau ir panašiai, kai realiai aš neišgyjau dar iš traumų. Aš neišgyjau iš žiauriai daug traumų. Viena iš sudėtingiausių man traumų, kuri mane žiauriai stipriai traumavo, yra būtent seksualinio smurto trauma. Tai trauma, kurią aš ir mano brolis patiria šeimoje. Psichologinį, seksualinį smurtą. Aš išskirčiau turbūt psichologinis smurtas, seksualinis ir fizinis smurtas, seksualinis smurtas. Tokias dvi rūšis. Tai jo pas mane buvo ir ta psichologinė ir fizinė buvo. Kai aš buvau vaikas, paauglė, visada išgirsdavau iš savo tėvų, ypatingai tėvo, visokius erotizavimus kūno ir visokius tokius panašius dalykus. Tekdavo gana dažnai girdėti. Ir mano tėvas liesdavo be mano sutikimo. Taip pat jis nepaisydavo asmeninių ribų, galėdavo random ateiti į kambarį, nesgi jo čia namai. Tavo kažkokią atskirą zoną, aš neturėjau savo kambarį, vat zoną kažkokią tai lovą, spintelę vat tavo, net negali būti tavo realiai, nes taigi tai yra tėvo arba tėvų. Kai tai realiai for real yra tavo erdvė. Ir tai labai traumuoja. Vien tik šitas dalykas, kitų gali neįvykti, bet vien tik šitas dalykas, jeigu jis vyksta nuolat pastoviai, ir tu neturi savo erdvės, kur tiesiog gali pabūt ir panašiai. Tai for real šitas dalykas yra žiauriai stipriai. Vien tik jis žiauriai stipriai traumuoja. Kai vat tavo netgi ne kambarys, bet tavo vat zona 2 metrų ant metro kokia vat mano vat vieta kambaryje buvo tik tiek, aš jos iš esmės turėjau. Kai tuo tarpu mano brolis turėjo lovą ir turėjo tą stalą ir kompiuterį. Po to pasisavino savo. Bet jo, turbūt jeigu aš nepasakočiau apie panašias situacijas ir nekalbėčiau, nereflektuočiau, neleisčiau savo iš vis jų įvardint, nes taip tu kai gėdiesi, tu tiesiog negalvoji apie šitą situaciją, tau yra per baisu jas liesti, bet aš pagaliau jas liečiu. Taip, tai yra žiauriai skausmingi dalykai. Bet nepaisant to, kad ir kaip mane ilgą laiką stabdydavo ir kartais vis dar atrodo stabdo, užgniaužia kažkokį tai gyvenimą, panašus dalykai. Aš suprantu tai, kad
nebūtina yra iki galo išgydyti visų traumų, įvardinti visų dalykų, kurie įvyko. Aš iš tiesų, kiek aš su dabar per pastaruosius 5 metus visko išnagrinėjus. Čia yra milžiniškas darbas, kiek aš iš tiesų apie visą tai kalbėjau. Bet taip, tai tu nepadarysi be to, jeigu tu realiai neatrasi saugios erdvės tam, kad tai įvardint. Ir nesusikūrusi, ir pats nesusikūrusi savo tą erdvę, iš esmės, jeigu tu jos nesusikūrusi, tai tiesiog, man, pavyzdžiui, būna dažnai tiesiog užsiblokuoja tokie smegenys tiesiog užsiblokuoja ir tu tiesiog netgi ten nebandai netgi eiti, tu netgi bijai tiesiog tą temą paliesti, iš šio rakurso pažiūrėti tai, o galbūt dar iš čia pažiūrėti, dar apsukt kažkaip, dar pažiūrėti, bet taip, tai yra gana pavojinga tai daryti vienam yra, aš visai neblogai, manau, moku daryti, tai jo, dėl to aš darau tos dalykus, bet iš esmės tai yra gana, pavojingas užsiimti savirefleksiją vienam žmogui, jeigu jis tik tais pradžioj iš esmės yra gijimo kažkokio. Nes tai gali būti visų pirma labai pavojinga tuo, kad tu į kapstymus į kažkokį eisi, antra, į kažkokį tai eisi pastovi kažkokį savęs griaužimą. Dėl to turbūt mano dalykai, kuriuos aš pasakoju, aš jai pasakodavau jos kasdien, žmogus random, tipo įjungęs, tikrai negalėtų to klausyti. Mano kažkokiu tai pastovių tokių analizių savęs ir panašiai. Nes tai yra tiesiog ekspromtu vykstantis dalykai. Aš nedažnai pagalvoju apie tai, kas man dabar ateis į kažkokias mintis, kokios ateis, bet aš tiesiog jam leidžiu tekėti ir tada jos, man atsiranda ir aš tada galiu galbūt kažką atrast, kai tiesiog pasakoju. Ir tai yra pavojinga, klausyti vien tik šių dalykų yra ir pavojinga, ir sunku. Bet sudėtingiau yra būti apskritai žmogum, kuris patiria visą tai. Visus tos dalykus iš esmės patiria. Būti tuo žmogum yra tikrai žymiai sudėtingiau, nei tiesiog klausytis. Dėl to aš dažnai negalvoju apie kitus žmonės, nes kiti žmonės apskritai turi teisę nežiūrėti. Turi teisę išjungti ir žiūrėti toliau įprastą pramoginį turinį.
tai yra mūsų atsakomybė iš esmės. Bet jo, man yra toks geras dalykas, ką žinau, aš labai ilgai tiesiog atidėliojau perkelimo viso to, ko aš dariau ir kas man buvo įprasta žiauriai daug metų į visiškai kitą platformą. Man yra tai gana neįprasta, nes čia vis tiek kitoks yra formatas, tu čia negali būti spontaniškas, vis tiek yra apribojamas kažkoks, šioks toks. Nors aš ir pritaikau šį apribojimą pagal savo taisyklės. Bet jo, yra labai svarbu suprast tai, kad svarbu yra pastebėti apskritai savo santykį su gijimu. Ne apie išgijimo traumos, o procesą gijimo. Dėl to yra įmanoma užstrigti ir absoliučiai visiškai sau neleist eiti tiesiog toliau kažkur. Tu galvoji pastoviai būna apie kažką tai, kai iš esmės dar nesi išgydęs traumos, dažnai žmonės tai stabdo. Kad bet taigi aš neišgydžiau pakankamai traumos, kad aš tą ir nedaryčiau, čiagi, dar biški kažką reikia pafiksinti, dar kažką parenovuoti, paremontuoti, vat tada galėsiu kažką tai daryti. Kai išgydysiu, tada gyvensiu. Ir tai yra atidėliojimas. Tu tiesiog atidėlioji gyvenimą. O gyvenimas, jis vyksta dabar. Jis vyksta čia ir dabar. Ir tai vyksta ne dėl to, kad mes esam silpni kažkokie ir panašiai, o todėl, kad mes kontroliuojam savo kažkokius dalykus per dar truputį pagydysiu, čia aš nepakankamai dar pagydžiau. Bet tai yra iliuzija, kuri laikinai sukuria jo kažkokį komforto, saugumo jausmą, kai iš tiesų tai nėra saugumas. Pavyzdžiui, kas mane dažnai stabdydavo, kad taip sužinos kažkokie tai žmonės apie mane ir taip pradės mane heitinti ir panašiai. Man dabar yra, realiai dabar, kai aš jau pradėjau kažką daryti po šiaip tai neblogas tokias bazės po mano kojomis, tokia tvirto visai pagrindo, aš kažką pradėjau tokią daryti. Man atrodo, kad buvo žiauriai sunku pradėti apskritai. Bet jeigu taip į faktą žiūrint, tai jo, aš turiu labai stiprų pagrindą po kojomis. Aš jį turiu. Ir būtent tai man žiauriai stipriai leidžia realiai paimti taip ir
Ir tiesiog neturint super kažkiek dar pakankamai žinių, man tai duoda, leidžia ir aš pati savo suteikiu leidimą tiesiog pradėti, kai aš super idealiai nežinau, nemoku idealiai ir nesu visų traumų išgydžius iš esmės. Kai iš tikrųjų visas tas gijimas, jis, nevyksta kaip tiesi linija, kad paimi, eini nuo taško A iki taško B ir viskas. Gydymas yra traumų. Visų pirma, labai ilgas. Jeigu tave nuolat mušia 20-30 metų, nežinau, kad ir metus, manau, kad po metų žmogus pastoviai kasdien mušamas arba kas savaitę mušamas patirtų vis tiek traumas kažkokias tai. Ypač jeigu nežinotų mechanizmų, kaip kažkokio veikimo dalykų, kaip apsiginti ir panašiai. Jeigu, pavyzdžiui, tas pats kažkoks gynimasis buvo draudžiamas ir apsigynimas buvo toks gėdijimas. Pas mane buvo labai daug gėdijimo dėl to, kad aš kalbėčiau apie smurtą. Buvo labai daug skatinama tylėti. Jeigu aš vis dėlto išdrįsdavau prabilti apie visą tai, prieš mane dar labiau smurtaudavo tada. Tai aš 21 metus tokioje aplinkoje gyvenau. Bet manau, kad 1 metus žmogus jau gyvenęs tokioje aplinkoje, jis jau pakankamai šūdinai jaustųsi. Ji jau traumuota tokia aplinka. Nes, tai yra žiauri aplinka. Jeigu tu nežinai, kaip apsiginti, tu esi gėdijimas nuo pat mažumės, nuo pat gimimo, nuo pat pirmos dienos, tai realiai tu nemokėsi apsiginti, nes tu galvosi, kad nenormalu yra gintis. Nenormalu yra tai. Normalu yra kentėti. Būt kenčiančiu žmogum. Dėl to, taip, gijimas iš traumų, jis yra gana ilgalaikis. Ir kai tu intensyviai gydai traumą, o jo gyjimas ne visada yra žiauriai malonus procesas, tai yra žiauriai sunkus procesas, ilgalaikis procesas. Visų pirma, tai taip, tu žiauriai stipriai iš tiesų
užstrigsi kažkokiam iš tų etapų, netgi pradžioj. Vat man kaip būna, aš vat dabar, pavyzdžiui, pasakoju ir man smegenis, aš jaučiu, kaip jos man blokuoja kažkokius tai dalykus, kurios aš šneku, biškį su maskingu šneku, nes, man yra gana nesaugu ir panašiai. Ir neįprasta šiaip vis dar. Bet manau, kad kada nors man bus įprasčiau ir saugiau, nes aš kuriu šią aplinką saugesnę savo. Ir jo, dažnai, kame žmonės užstringa, tai galvojame tame, kad visą tai reikia ištaisyti. Traumą reikia ištaisyti. Tai irgi gana yra stabdantis dalykas, nes to neištaisysi. Ir tai irgi labai stabdo veikti, kalbėti, kurti, reflektuoti, eiti, kreiptis pagalbos ir panašiai. Ir šiaip dar dažnas dalykas yra stabdantis veikti, galvojimas, kad yra per anksti. Yra per anksti arba yra žmonių, kurie šudinesnių dalykų patyrę yra, tai dėl to, kam čia kreiptis ir panašiai, nors tu visiškai negali funkcionuoti, tiesiog negali. Ir jo, net jeigu tu žymiai mažiau esi patyręs smurto, vis tiek tai gali traumuoti. Dėl to labai graudu man yra tai, kad taip pat labai stabdantis dalykas yra mane stabdė, tai iš vis pamatyti, ką aš patyriau, kokius žiaurius dalykus aš 21 metus kasdien, absoliučiai kiekvieną dieną išgyvendavau. Man iki šiol yra mano psichikai labai, sunku gyventi tiesiog. Bet jo, dėl to, kad yra man dabar lengviau, aš ir tų dalykų iš esmės nebepatiriu. Aš suvokiu, kad man nebėra grėsmės. Iš to, kad man nebėra grėsmės, aš būtent darau tai, ką aš darau. Aš įrašinėju šios video ir būtent dėl to aš turbūt kalbu apie visą tai, nes tiesiog man nebėra grėsmės ir man yra nauda tiesiog toliau gydyti tas traumas. Ir plius labai smagu yra, bet čia ne pirmas mano punktas pagal svarbumą, bet man visai yra irgi svarbus, kad galbūt kada nors žmonės pamatys kažkoks tai žmogus, pamatys šios mano savireflektavimus, kas man padeda ir panašiai. Ir pasidalindama tuo iš esmės, kas man yra veikiantis dalykai, ką aš žinau, ką aš moku, ką aš
vat, kas iš ties veikia, kodėl tai veikia ir panašiai. Galbūt tai kažkam padės geriau pasijausti. Čia kokia 20 vietoj mano pagal svarbumą yra dalykas. Nes aš neskatinu kitų žmonių keistis, nes tai iš esmės, ką aš pasakoju, dažnai būna žmonės, negeba pritaikyti savo iš esmės, bet tie žmonės, kurie pritaiko tai kažkaip savo, kurie reflektuoja, analizuoja, aš manau, kad mano dalykai žiauriai stipriai yra tokia labai gera medžiaga paimti iš esmės ir pritaikyti savo. Bet čia, aš dabar tiesiog dalinuosi savo mintim. Galbūt kada nors aš pradėsiu labiau fokusuotis į komercinius dalykus ir tada pradėsiu, tiesiog pasakot. Mano toks tikslas ateityje yra po keletą mėnesių, manau. Kada nors aš pajausiu, kad aš esu pasiruošusi ir aš tiesiog visą savo tą žinių bagažą tiesiog kiekvieną punktelį tiesiog bandysiu įrašinėti ir pasakoti. O dabar aš tiesiog minčių savo kažkokią srautą įrašinėju ir tiek. Bet jo, pirmas dalykas, kuris labai čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu tu absoliučiai visiškai nejauti, kad patiri smurtą, dažnai būna dalykų, tokių dalykų būna. Pavyzdžiui, pas mano brolį taip buvo, kad jis realiai kažką panašaus, bet ne visai panašaus, bet kažką panašaus, kaip aš patyriau. Aš realiai, jeigu turbūt tiek daug apie smurtą nesidomėčiau, mane tai nesudomintų kažkokiu momentu, aš irgi, dėl smegenų blokavimosi, aš tiesiog nedrįsčiau visą tą kiekį iš esmės dalykų, kuriuos aš įvardinau per pastarosius metus ir dėl gazlaitinimo kitų žmonių, mano patirčių, sakymo, pas tave tokio nebuvo, tu išsigalvoji, bla bla bla, tu to ir nepatiriai, nes taip kaip tu atrodai, taip kaip tu tą ir šneki, tai šiaip žmonės netrodo taip, kurie patiria smurtą, kaip tu netrodai, arba irgi apie ligas tam tikras irgi žmonės būna labai dažnai mėgsta gazlaitinti, pavyzdžiui, tu nesergi depresija, arba tu neturi, dėl autizmo irgi labai dažnai man tą patį būna šneka žmonės, kad aš neturiu autizmo spektro sutrikimų. Kai iš tiesų aš jį turiu ir aš kai būnu be maskingo, jis absoliučiai matosi. Man kartais yra sunku be maskingo būti. Čia apskritai atskira tema. Bet jo, šitas yra labai svarbus dalykas, kad gazlaitinimas, jis iš esmės stabdo nuo gijimo iš traumų. Iš vis tai stabdo pamatyti, kad tu smurtą patiri. Aš iki 17 metų
absoliučiai visiškai niekad. Aš absoliučiai niekad nepastebėdavau, kad aš smurtą patiriu. Kai iš tiesų kasdien buvo smurtas. Jis buvo kasdien, tiesiog kasdien nuo pat mažumės. Šiaip nuo pat gimimo buvo hipergloba pas mane, po to hipergloba pasikeitė ir tapo apleistumas. Kai absoliučiai visiškai apleistas, tiesiog buvo viskas apleista, tiesiog buvo visi dalykai. Tai jo, aš nuo pat gimimo patiriu realiai smurtą. Ir jo, aš iki 17 metų, realiai tokiam rūke, kažkokiam tokiam rūke, jaučiaus kaip gyvenu visada tokiam rūke ir man neatrodydavo, kad aš patiriu smurtą. Kai iš tiesų tu tiesiog pastoviai jautiesi, kad blemba kažkas trukdo tau, toks jausmas, kad pastoviai, kažkokia tokia įtampo jautiesi ir pastoviai gėda jautiesi. Vien tik paėmus tos pačius piešinius mano, ypač kur aš tik buvau pradėjus piešti. Dabar aš, kadangi daug apie seksualinį smurtą šneku ir šiaip apie smurtą, tai man leidžia tai iš esmės pamatyti daug visokių perspektyvų ir leidžia man tiesiog atsiblokuoti tiems dalykams ir dėl to man nėra taip sunku įvairiom temom piešti, įvairias pozicijas, figūras, kūną ir panašius dalykus. Kai seniau aš, pavyzdžiui, piešdavau kūną, tai aš nepiešdavau tai iš nuoširdumo kažkokio, kad aš taip jaučiuos, kad ne iš kažkokios gėdos ir panašiai, bet iš gėdos labai ir iš tų patirčių iš esmės, kurios buvo pas mane. Bet esminis dalykas, kuris trukdo pamatyti, kad tu patiriai smurtą, tai kad tu tiesiog nežinai, kad tu smurtą čia iš vis patiriai. Ir kai tu jau pradedi kaip ir suvokti, tu kažką tai patiriai panašaus, atsiranda, žmonės, kurie aiškina, ne, tu negalėjai iš to ir ano patirti, tu pažiūrėk į save. O tu visas tavo kūnas, išvaizda, visos reakcijos iš esmės yra vientisas smurto pasekmių portretas. Visa tai iš esmės apie smurto pasekmės yra. Pradedant išorę, baigiant vidum. Visi dalykai yra apie visą tai. Ir po to aš analizuodama, aš žiauriai daug temų apie smurtą žinau, praktiškai turbūt visas. Aš turiu stiprią bazę, abu savo kojų. Tai jo, manau, kad čia žiauriai svarbi šiaip tema yra, apie kurią žiauriai daug žmonių tiesiog nepasakoja. Tiesiog nutyli ir tiesiog, nesimato ant kūno akivaizdžių žymių, reiškiasi, tai nėra smurtas. Kai
žiauriai daug dalykų yra apie būtent tokius dalykus. Pavyzdžiui, paėmus tą pačią gėdą, man dažnai būna gėda dėl tų dalykų, kurie iš tiesų netgi nėra gėdingi, taip paėmus apskritai. Jeigu taip paėmus ilgalaikį perspektyvą, kai dar pradedi gydytas traumas susijusios su gėda ir panašiai, pagalvoji, kad jo, iš tikrųjų tai nėra gėdingi kažkokie dalykai. Bet būtent tai, kad pas mane pastoviai buvo mano aplinkoje, kurioje aš gyvenau, augau, užaugau ir gyvenau žiauriai ilgą laiką, buvo nuo pat mažumės, pradedant vėlgi išvaizdą, išorę, kiekvienas dalykas būdavo gėdijimas. Kažkokį, nežinau, rūbų stilius, išvaizda kažkokios detalės kažkokios. Po to taip pat paėmus kokie nors lytiniai organai, pavyzdžiui, dar kažkas tai, išoriniai, žodžiu, dalykai kažkokie tai, baigiant vidiniais dalykais, kaip pavyzdžiui vertybės, nuomonė, sveiki dalykai, ne toksiški dalykai, ne smurtas. Smurtas nėra nuomonė. Smurtas yra smurtas, ne nuomonė. Kai tu bandai kažkaip pasipasakot, atėjai po mokyklos ir tiesiog tau ant tavęs sako, man, netiesiogiai, bet maždaug, man yra šiaip pohui, kad tu čia pasakoji, valgyk iš čia, pizdink iš čia, eik į savo kambarį. Mano tėvas man pastoviai sakydavo, eik į savo kambarį, miegok. Kai aš kalbėdavau apie savo kažkokius dalykus. Taip pat, kai tiesiog tos pačios emocijos ryški kažkokias, paimu tave sumušu tiesiog. Visi šie dalykai yra žiauriai traumuojantis ir jie turi savo pasekmes. Fizinio smurto pasekmes būna, išoriai matomi. Dažnai apie tai šiaip žmonės, neleidžia savo tokias minties, pagalvot ir iš kažkokios galbūt savisaugos, nežinau, mechanizmų, apsaugos ir panašiai veikia su kaltinimu ir pasityčiojimu, tipo, arba veikia iš to, kad ieško loginių paaiškinimų, kai smurtas nėra logiškas. Tai iš tiesų yra sąmoningas kitų smurtautojų pasirinkimas. Vienas iš smurto matomų pasekmių yra, pavyzdžiui, pas mane matomos. Tai mano du priekiniai dantys. Man jie yra kažkiek įskilę. Ir šiaip labai, man labai yra kažkaip, žiauriai šlykštu, kai žmonės dėl tokių
dalykų, tu tiesiog kurių nepasirenki, pradeda gėdyti tave ir tyčiotis, kai tu iš tiesų to negalėjai pasirinkti. Jo, mano 2 priekiniai dantis yra kažkiek įskylę, būtent dėl šios priežasties, jog jie yra biškį įskylę, kad aš daug labai fizinio smurto patyriau. Jo buvo tikrai labai daug. Ir tai yra matoma. Kaip ir kiti dalykai, jie yra matomi. Tik kitas dalykas yra, ar mes juos norime pastebėti. Bet ar mes norim juos pastebėti? Galbūt mes norim pastebėti juos, kad naudoti tai prieš kitą žmogų, būti smurto palaikytojais.